visi, kas žiūrite mane, važiuoju vėl į žvejybą. Šiandieną važiuoju dar pašalus, jau greit 12 valandą nevažiavau nuo pat ryto, nes buvo 3 laipsniai šalčio. Tai varau į naują vietelę apžiūrėti, pabandysim, pažiūrėsim, kaip kas ten. Gal pavyks gerų lydekėlių pagauti. Turiu tas 2 blizgės nusipirkęs didelės, toks. Nesu ant tokių blizgių niekada žvejojęs. Gal vaikystėje tik ant jūratės, toks panašus kažkoks. Tai ką, žiūrim, kas gavas. Žvejyba vyks Suomijoje. Kam įdomu, galit pažiūrėti tikrai. Šiaip net galėčiau, kas norit atvažiuoti, pažvejoti. Galėčiau padėti, kažką paorganizuoti, be jokio atlygių, be niekam. Galit patarti, kur apsigyventi galit, kur pažvejoti galit. Čia netoli važiuoti, išeina apie 600 km nuo Lietuvos, nuo Mažeikių kažkur omeny. Tai va, prašau visus, galit atlėkti. Įlankas. Čia marės visur jau. Visur vanduo. Vanduo. Tai pusė irgi. Gulbės 2. Ant akmeniuką. Ilsis. Čia bandysim pažvejoti. Nežinau, kur pavyks valtį įsileisti. Važiuosi ten į tokią priplaukelę laivelio. Jeigu ten nieks neišgins mus, tai pro ten įsileisim. Jeigu ne, tai va, čia mašinų kaip pristatyti žvejai. Kažkas žvejojo čia. Čia gal po tiltą žvejoja. Ant dugninių kokią aičių, kur pastatyti, jeigu ką čia pastatysim. O, čia tiltelį center, tiltelį. Gal su laiveliais kažkas ir plaukia žvejoj. Matysim. Va, čia būtų visai neblogai mums įleisti, jeigu mūsų iš čia neišgintų. Čia yra keli nameliai, o čia jį pasistatė prieplauką. Jau atein. Tai turbūt, kad reikia prie tiltą leistis. Ir viskas, niek čia nebus. Tėva žmogus. Nedraska, nekiu, niek. Pašnekėjom kultūringai, sako, važiuok ten prie tiltą ir įsileisi. Nors kokias čia problemas būtų ir čia įsileisti. Manau, kad jokių niekas čia nepadarysiu. Na, atvariau čia prie tiltą. Čia išsimečiau daiktus vis, pavariau ten mašiną pastačiau. Tai susinešti ten irgi vadu bachuriukai žvejoj. Po tiltą ant dugninio. Tai va. Gerai, kai valtelė maža. Gali bele kur įsileisti. Nu ką, lėksim. Dėsim blizgę, tą kur pirkau. Tokią. Pabandysim.
Na ką, pirmas užmetimas. Sunkiai, ta didelė blizgė. Nepripratęs aš su tokiam žvejoti. Gal reikėtų man užsidėti mepsą, po pirmą prasičiupinėti. Bus geriau, paskui žiūrėsiu, kai jau atrasiu kažką. Dabar čia ne čia gilių žinau, ne čia ką. Čia įdas gilis kažkaip. Nelabai gilu čia. Kokie 2,5-3 metrai. Bandate, trušulį paplauk biškį. Dedu mepsą, reik biškį prasižiūrinėti. Tos blizgis nelabai supranta. Labai naplonėruoja, kai skrenda. Dedam savo patikrintą. Kinietišką. Užsisakiau dar tokią. Nors praeit kart nulūžo man ten kablis. Nu tas laikas, gal koks broks buvo. Žolės girdėjau pliauš kažkas. Ne vieną kartą jau. Neaišku kas ten. Gal tie orai keitė šal, gal nelabai norėsanas. Nu nieko kol kas čia neatsiliepia. Užkyla. Nebloga. Norėjau persiversti į antrą pusę, meškeriai. Žiūrėjau, pagauk kažkur. Paimti. O, kokia gražuolė. Kokia pūra kyl, daugiau biškį gal siurbėliam apkibus. O, kokia. Tokia jamama. Reikėtų vieną pasiimti pasikepimui šį vakarą. Paimkim tų. Reiškia, bando čiupinėti. Taip reikia tikrinti, kad yra nučiuva. Ištraukiu į ramybę man. Kol kas.
tos žuolis. Tam vėjuką taik nėra, palei žuolis atsistosim. Čia nešvalti, po biškinką ir neėmiau. Žiūrėjau, vėja nėra didelį. Tai neėmiau inkarą. Atplaukiau prie tos pakrantės, pabandysim čia dabar. Palei krantą, tai paslaidį. Bus, o nu čia nebus. Kažkur anas turbūt jisai būriausis. Taip negal būti iš tokių platumų kažkur sainamus pakrantas dabar. Prie pat valties įkirta. Čia gal ne lydeka, nesuprantu. Ai, lydeka. Koks drežiuks. No. Atiduok. Nu, va tokį kilograminį. Apčarka. Prie pat valties, kai davė. Nu į vien kitą. Bet kažko labai. Ne kažkaip. Orėlis fainas, po megztuku gali sėdėti. Jeigu jau vyr, tai jau vanai grob. Jeigu ne, tai gali čia makaluoti kiek nori. Reik varyti priekį, viskas. Nuku galvoju reikėtų pavalgyti. Pasiėmęs biškį lašinukų. Arbatas. Obuoliukas įsidėjęs. Denuką. Kimpo bištas lydekelis, kažkokių macinių nie. Gal nenor tus macinis. Įsidėjau sūdytų lašinukų, agurkiukų, va. Duonytės, bištai. Užkasim. Aš plaukiu ir galvoju, kada gyvenime buvo mano pirma lydeka. Jau prisiminiau. Tėtis kažkaip nusivežė. Nežinau, kiek man buvo, gal 10 metų. Vadakties užtvanka tokia pas mus įtėm. Ir ten, kur vando krent, dar buvo tos rusiškas ruletės tokia. Didelės. Nepristabdaibiški. Barzda didžiulė. Tai irgi va su tokia blizgė, jūratė. Mečiau trauku jau ten, kur vanda nukrenta pačiai upiai. Žiūriu lydeką, eina iš užpakalį, paskui tą blizgę, užsikabinus. Aš tik apsisukau ant peties, tas pinigą įsimečiau, įbėgom į kalniuką. Kol bėgau atsikabina, man tą lydeką pabėga. Va, tai buvo pirmoji mano lydeka. Bet ir pabėga į tą. Tai va, visiems skanaus. Lašinukai sūdyti. Ir pas mus ten mažai, sakiau, ūkininkų parduotuvė. Ir ten perku visą laiką. Minkštas skurelė tokia. Pasaka.
Tai ką valgom, sakom toliau. Oba. Kebaliukas. Vėl nedidelis. Aš nesuprantu, gal tas dydis nenorfingi. Nu, daryk burnelį savo. Paleisiu greitai. Ne, nenoriu. Reiks ieškoti. Tokia pusantrinė. Sėdėjo vėl blizgė. Pabandysim. Padžygiuot biškį. Gulbelis išpo. Va, kalė, sakau. Pro šalį paskui pakartoja. Bet irgi tokį pat. Nieko blatno. Bet jau ant blizgės man. Da mažesnė. Na, paleisk. Vandenuks jau šaltas. Na va. Pagaliau ir blizgės kažką pagavau. Pabėga. Ne, nepabėga, tebi. Galvoju, kad pabėga. Kas čia dabar jį? Nein, pakelti. Va. Vėl tokia pat. Nieka nauja, biš didesnė, gal porą kilogramų. Siurbeliam apkibus. Vėl amblitkas. O, kiek siurbelių jėtų su Marija. Pažiūrėkit. Pilna visą nugarą. O, kiek. O. Na, eik. Gyvenk, biškį nuo siurbelio apvaliau. Короче,
Pasidariau savo išvadas, kad štorm varikliai ir didžiausias gavno, koks gali būti. O, žiūrėkit, dabar įjungt ant 4 pavaros, kol nepajudini rankinėlis, nėra kontakto. Ant 3 vėl, va. Tai greičiau, tai lėčiau, tai greičiau, tai lėčiau. Jud. Antrą dar normaliai. Bet pirmą, antrą niek nesikeit. O. 3, va, tai greičiau, tai lėčiau, biški pasukį, niek neperjungęs. 4 iš vis užges, pajudini, va. 5 dar ein. Karočiu, šūdas didžiausias, kažkada turėjau Šekspyro variklį, ten buvo 29 tų. Tai, nežinau, 10 metų atitarnavo, neturėjau net problemų, tam varikliui 2 metai jau knysas, kriušas, va, visas tas pavaras. Va. Karočiu, šūdas kampenė variklis. Dedam meps atgal. Bandysiu į ją krantą paplauk, gal pasvaidyti, palei žuolės, nežinau ką bedaryti. Čia prasvaidžiau valandą laiką, visiškai niek. Atrodo, kad aš ne Suomijų žvejočiau, o Zimbabvėje kokį. Nėra lydekų. Varom ten į ten tą pakrantį, pabandysim. Pažiūrėkit, kokias čia vandenų platumas. Čia jau jūra, va. Čia viskas susijunga su jūra. Aš čia toje vietoje dabar. Kokias marės čia visur. Kiek žuvies čia pilna. Va. Vandenų vandenis, žvejok ir norėk. Na, į vien kitą užkim, bet labai kažkaip čia silpnai tikėjaus, kad geriau bus. Salelės tokias kažkokias, gal pabandyti aplink apsvaidį. Plauku į kitą krantą, varau ant velkės. Kokie akmenys išlindi iš vandens uolas. Talokai nuplaukiau nuo mašinos. Atplaukiau į kitą pusę. Užsidėjau tą jūratę, kur buvau nusipirkęs. Bandysim, kas čia gausis. Vėjuks taip pakil, tai vėl aprimst bangelės. Pasakiškas oras. Ne kiekvieną rudenį gali pagauti tokį orą žvejybai. Kažkaip vilkau ant velkės. Palei pažuolis ten. Pėmė ir užsikabina. Toli. Bet nedidelė. Nesuprantu, kažkas sunkiai. Jau kažkur už pilvo pakabinu. O, kokį. O, pradėjo spurdėti. Nespurdėjai. Prasidėjai. O, kokį.
O. Parplaukiu prie tilto to, kur išplaukiau. Plauksiu dar į antrą pusę, ten biškį pabandyti. Pažiūrėsiu. Tie žvėjai dar tebesėdi ten ant kranto, gal kimbalėm ten kažkas. Sėdi tie žvėjai dar. Ir silkikė. Bet tokia pilvuota, bet dar groba. Žirklučiam. Žirklučiam. Podėjau. Nebematau. Čia valtį krita. Čika. O. Eilinį kartą išlekia mano pražiodintojus. Gerai, kad turda pasidaręs, kelius pasitariau. Och tu blemba. Buvo geras kepaliuks. Pabandysim, gal pakartos. Taip gerokai panešė iš karto. Stabdis tik pasileido. Ne, čia reikia didesnių blizgių. Nebenori. tą pusę patikrinti. Žąsis dar neišskrido. Kažkonas paskutiniu laiku ilgai čia užsilaiko. Jau čia buvo gera lydekelė. Bet kažko tais neužsikabina. Pabandykim dar kartą. Oba, vėl kirtant, tik paviršių išėjo. Oba, suėmė. Nebloga tokia. Oba. Bet kartu iš kelių sykiamus. Dabar vėl išėję. Susisuka, nepaėmė. Vėl apsisuka. Ir vėl kalė. O, nebloga kokia. 3, 4 gal. Ne, 4 nebus, 3 tikrai. Dar kažkur turėjau pražiodinti. Jau čia nebus paskutinis. Cik. Dar vieną man išspjauk. Все, laisva.
Tokia gražuola. O. Jo. Näin. Silkeä. Išsivertė net paviršių. Oba, yra. Driežiuks kažkoks kaip draska. Gal ne visai driežiuks. Kur. Na ja, toks. Irgi pusantrinio tokia. Va, kokia. Geltona kažkokia. Ir čia apsineš, net tokie yra. Toks atspalvis gražus. Oba. Gabaliuks. Nedidelis, bet yra. Ой. Pusantrinė kokia, gal porinė. Va tokia. Palaidam. Tegu auga. Dar kažkas ten vertis. Pažiūrėkim. Patikrinkim. Ach, tam lemba užsilenkė. Lankelis. Kažkas ten susivertė. Patikrinsim tai. Niek kol kas. Nenori. Oba, kalė. Susigundė vis tiek. Vėl tik
40 килограмм. О, visai nebloga tokia. Kažkaip sudraskyta. Čia buvo, čia nuo manęs jau pasidraskė, nežinau. Pasimdžiau trūtės, bus greičiau. Kašiai. Kraujai pasileido. Nuvažiavo. Graži lydekėlė buvo. Nebloga irgi. Medžiojamas čia. Saulutė jau leidas visiškai. Varom ir mes namo. Prie tiltą čia netoli. Ir kad varom kraunamės į vyrinam numį. Na, o šiandien tokia ilga diena išėjo žvejybinė. Visai nebloga žvejybėlė gausi. Ką, nešam valtį į viršų. Privarysim mašiną, susikrausim viską ir numiai. Gal neštiesi prie mašinas viskas. Čia pat mašina į. Nu ką, chebryt, viskas. Žvejyba baigėsi, visai nebloga. Visiems iki sekančių susitikimų. Nežvyno, ne uodegos visiems.